Sveiki visi. Ką šiandien bandysim, nežinau, ne tai kad prikelt, bet tiesiog surinksim Outcastą. Istorija jo tokia, kad aš prieš 2 metus nusipirkau tokį Nitro modelį. Įkelsiu nuotrauką, kad matytumėt, kas per modelis. tą Nitro modelį nusipirkau, jis pasirodo retro toksai senesnis, bet jisai tiesiog prastovėjo pas mane namie lentynoj, paskui Kiborkšopė parduotuviai, kaip toks eksponatas biškiai pabuvojo, bet jis toks žiūri vietą, užėmė man daugiau nieko, iš jo naudos nėra, tai sugalvojau, kad įdėsiu šį parduoti. Įdėjau žodžių skelbimą, kad parduodu, gal kas kainą žinot šito modelio ir žodžiu žmogus atsiliepė, kad nori to modelio, bet dėl sumos nesutarėm, tai sutarėm dėl modelio, kad manysim. Tai žodžiu išsimaniau aš tą Nitro modelį į šitą Outcastą, bet kadangi tas Outcastas buvo brangesnis negu mano tas retro Nitro modelis, tai žmogus užsiėmė elektroniką, paliko tik servą. Tai nei pulto nieko nėra, tai tiesiog, nežinau, elektronikos irgi neturėjau kažkokios mandros. Norėjau dėti paprastą nuo 1:10, 1:10 bus per silpna tikriausiai jam. Žodžiu, užsimaniau 3S bateriją į savo seną Kiošo, turėjau Kiošo MP9 bagį, tai čia yra jo sena elektronika. Bayeris tas, kad aš su jo varžybose dalyvaudavau su šitą elektroniką ir būdavo, kad man, nežinau, ten 10 minučių reikia važiuoti ir būdavo, kad jau ties kažkur 8 minutę išsijungia, tiesiog užkaista modelis. Tai ta elektronika nėra labai super duper gera, bet kadangi, sakyčiau, dylas visai geras, nes tik ant vienos batarkės pamainiau visą kombo. Tai šiandien esu ne vienas, su savo padėję, Sofiukai. Ką? Ką? Tai žodžiu, dviese bandysim surinkti modelį šitą ir nežinau, reikės kurį kartą į mytą nusivežti, prasivažiuoti. Tai žodžiu, bandau dėti tą motorą, pažiūrėti ar tiks jisai, klausims ar veiks, reikia persilituoti man jungti, nes šitos jungties aš nenaudoju, aš EC5 visur naudoju, arba T jungti ant tų savo silpnesnių modelių, o šitų biškių galingesnių tai EC5. Tai žodžiu, persilituosim, sustvarkysim, susidėsim. Radau savo pinionų dėžutę, paieškosim piniono kokio tai, gal panašiausio ant to variklio. Pinionas kaip ir tinka, aišku toks matos, kad gerai paėstas, dantis kaip ir tinka, bet ant ašelės neuždėsiu. Tai žodžiu, neturiu aš piniono, važiuojam su Sofija tada iki Kiborkšopo, nusipirksim pinioną, tinkamą, grįšiu pabaigsiu susirinkti. One eternity later. Grįžom iš parduotuvės, gavom pinioną. Robitronikų, žodžiu, toks va. Beje, nusipirkau 3D spausdintuvą, tai dabar su tuo spausdintuvu čia, nežinau, jau porą projektų pradėjau daryti, nežinau kada pabaigsiu šios, bet visai bus faina tikriausiai. Atsispausdinau tokį San Patu i60 kėbulą. Jisai čia gaunas masiulės turi matytis. Dalim spausdini, gaunasi skylės vidury. Tas skylės užkiši, nežinau, ko nori. Gali vinim, gali dantų kraštukais ir paskui suklijuoti. Tai žodžiu, atspausdinau savo draugų, tai dabar abudu darom po projektėlį tokį. Kitas yra mano projektas, kur irgi prieš porą dienų pradėjau. Tai atsispausdinau irgi šiandien gabalais gaunasi šitą priekabą. Noriu drift modelis, kad būtų. Tai susidėjau guolius, realiai labai gerai viskas atsispausdino. Atsispausdinau irgi ratų gaubtai tokie. Galima irgi pasidaryti portus visokius. Čia netgi yra padaryta, būtų galima nuvažiavimą. Tai žodžiu, biškį po biškį kažką išgalvosim, pasidarysiu, nežinau, tikiuos gerai atrodys.
Kalibracija vyksta paprastai, yra set mygtukas, spaudi set mygtuką, padarai taip, ir čia pypsi. Set, duodi gazą pilnai, set mygtukas, stabdis pilnai, set mygtukas. Viskas, susikalibravo. Dėsim 2-1 kitą reiškia. Gal neišvažiuosi langą? Jo, ratukai tai per maži. Bet yra kiti pralana ratai didelį, tik tai sakau, jie baisiai purvini, tai žodžiu, jų neliesim kol kas, nebent, nu kai į lauką eisiu tada. Tai va, surinkom žodžiu outcastą, kaip matot veikia, bandysim kieme. Atvariausi bandyti outcastą. Nu, biškai važiavau, tai dabar ten kažkokie garsai įdomus iš jų sklenda, bet nieko tokio. Kai sugės, tada ir aiškinsimės, kas ten sklenda. Pasižiūrės, tai gerai. Šiaip tai gerai legia. Kiek elektronika laikys, nežinau, nes čia ta mano sena elektronika, kur jinai atsijungdavo per varžybas man, tai nežinau, bus matyti.